Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 129 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie String Args masyvą. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Kai jūs generuojate konsolinės programos šabloną, dažniausiai jūs matote, kad prie main funkcijos pas mus yra argumentai. Tai masyvas string tipo. Pažiūrėsime, ką mes turime viduj to masyvo. Paleidus tą kodą mes matome, kad tas masyvas yra pas mus tuščias. Pabandysime paleisti mūsų programėlę per command promptą ir pažiūrėsime, koks bus rezultatas. Mes pereisime folderį, kur pas mus yra saugomas execute failas ir jį paleisime. Ir kaip jūs matote, mes vėl gauname pranešimą, kad argumentų kiekis yra 0. Bet jeigu mes ne tik iškviesime tą console applicationą, bet dar ir parašysime kažką, tarkim aš parašysiu kažkiek skaičiukų per tarpą, tai mes pamatysime, kad argumentų kiekis pas mus jau yra 7 ir tie visi argumentai ir buvo mums išprintinti. Tai mes į mūsų programėlę prieš paleidžiant ją galim perduoti kažkokius argumentus. Ir priklausomai nuo tų pradinių argumentų mūsų programėlė bus vykdoma vienaip arba kitaip. Parašysime programėlę sumai skaičiuoti. O taip paprastai. Mes gaunam visus argumentus, žiūrim, kokie iš tų argumentų tai pas mus yra skaičiai, kokie neskaičiai ir sudėsime visus skaičiukus. Paleidus kodą tiesiog čia mes gauname 0 kaip atsakymą, bet jei mes paleisime per command promptą, tai ir gausime rezultatą. Mes matome, kad neskaičiai tai B ir A, o visus skaičiukus mes sudėjome ir gavome atsakymą. Tai dabar jūs žinote, kaip veikia tas masyvas String Args. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.